Kokius langus savo namui rinktis? Jų funkcija lyg ir vienoda, tačiau estetika ir kaina tikrai skirtinga. Ar šioje statybos srityje verta vaikytis mados ir super originalumo vėjų, ar rinktis daugmaž standartinius sprendimus? Gamintojai savo nuomonę turėtų, bet jeigu taip žiūrėti visiškai paprastai iš žmogaus pusės, ar net, kuom skiriasi langai, kalbant apie medžiagiškumą, iš ko jie pagaminti, ar ne, tai sakyčiau vis tik pagrindinį vaidmenį lemia mados ir paties kliento nuomonė apie tam tikrą medžiagą. Nes jeigu lygintas medžiagas grinai iš techninės pusės, jos visos atitinka A++, tarkim, ar ne klasę. Jeigu netitiktų, mes jos negalėtume montuoti. Tai visos jos turi stiklą, ar ne? Visos per jas galima permatyti. Čia tik tais mes jau kalbam apie turbūt tokius labai smulkius pakankamai dalykus, tai yra spalva, įrėminimas, ar jis yra plonas, storas rėmas, kaip jis, tarkim, pavyzdžiui, moteriams labai, kaip jis dera su aplinka visą pastatą, ar ne. Man, pavyzdžiui, visiškai tas negroja, bet, pavyzdžiui, moteriams tas labai stipriai įtakoja. Tai vėlgi, galbūt netgi ir stiklo suskaidimas, nes, pavyzdžiui, galbūt iš plastiko neišeitų tokio didelio stiklo pagaminti, o jau ten, pavyzdžiui, kokio aliuminio pavyktų. Bet nesižvelgiant į tai, kokie yra poreikiai pas patį žmogų, vis tik, sakyčiau, renkantis gaminį reikėtų pasitart su tais pačiais gamintojais arba bent jau su projektuotojais, paklausti jų, kad jie pasidomėtų. Nes yra tokių atvejų, kai, pavyzdžiui, jeigu mes turim kokį nors 4 metrų aukščio langą, ar ne, ir, sako žmogus, aš jo labai noriu, noriu tokio ir viskas. Bet jeigu jis daugiau šiek tiek pasidomėtų, pavyzdžiui, jeigu jis tą langą šiek tiek pažemintų, jo kaina pasikeistų labai stipriai. Nes tiesiog tam tikro aukščio vientiso stiklo langai nėra taip lengvai pagaminami ir jau keičiasi gamybos technologija pati. Bet jeigu jis priartėtų prie standartinės technologijos, kaina pasikeistų radikaliai. Tai jeigu, pavyzdžiui, klientas tai žinotų, ar ne, dar projektavimo metu, jam architektas paklaustų, kas tau yra svarbiau. Ar kad šiek tiek mes pažeminam tą langą, bet vizualiai realiai ten gal ir nelabai matysis, ar vis tik tau yra ok mokėti, tarkim, 30%, 50% brangiau už realiai tai, kad tu turėsi šiek tiek aukštesnį langą. Arba galbūt mes dedam ne ištisinį langą, o, pavyzdžiui, dedam kažkokią tai juostelę, kuri atskirtų tuos stiklus. Tai vėlgi, ar tai yra taip svarbu, kad netgi yra verta didžiulės kainos. Bet vėlgi, jeigu žmogus nori, jokių problemų. Aš žinau netgi, kad Lietuvoje yra gamintojų, kurie gamino ir paauksuotus langus. Tai, jeigu klientas nori, o kodėl neapsimt tokio darbo? Didžiuliai vitrininiai langai leidžia mėgautis peizažu, jeigu jis traukia akį. Tačiau tokių langų priežiūra bus ir sudėtingesnė, ir brangesnė, o jei patys ketinate rūpintis jų švara ir skaidrumu, reikalaus ir daugiau laiko. Tad įvertinkite abi lango pusės – ir iš vidaus, ir iš išorės.